Platelių ežero gimimas. Kur dabar ežeras, kitą kartą buvo žemas slėnis su keliomis aukštomis kalvomis. Per slėnį iš šiaurės į pietus vingiavo upelis. Žmonės slėnyje pjaudavosi šieną. Vieną vasarą, artėjant šienapjūtei, pasirodė juoda kiaulaitė ir nesustodama ėmė knisti vagelę. Kniso, gal 3 savaitės ėjo apie slėnį, kol grįžo į tą pačią vietą. Tada kiaulaitės nebeliko. Žmonės jau pjovė, džiovino šieną. Artėjo saulėgrįžos metas ir tada nuo Notėnų iš šiaurės vakarų ėmė kilti debesis. Žmonės sunerimo, gali šieną sulyti, o debesis didėdamas ir tamsėdamas atėjo ir sustojo virš slėnių. Jis vis tamsėjo, ėmė ūžti, šniokšti, maišytis. 3 dienas vis grėsmingesnis virš slėnio kybojo. 3 dieną vis žemiau leidosi, pradėjo žaibuoti. Kas tik galėjo, puolė grėbti ir vežti paskutinius šienus. Išėjo ir neščia moteris, bet grėbė ir ji. Ir staiga iš juodo debesies pasigirdo didelis balsas: "Boba lauk! Boba lauk!" Visi suprato, debesis neprakiurs, kol iš slėnių neišeis nėščioji. Važiuoja paskutiniai šienų vežimai, o nėščioji eina už jų. Kai tik išėjo ant kalnelio, prapliupo lietus. Jau nelyja, o liete lieja. Viena moteris, stebėdamasi, ištarė: "Ta plateliai, ta plateliai." Kai tik tai pasakė, debesis šiust ir nusileido slėnį. Atsirado Platelių ežeras. Mat moteris netyčiomis pašaukė ežerą vardu: "Plateliai, platelė." Saulala motu la pateke